Cukinija ir bolivinė balanda. Taip, vafliuose rasi šiuos naudingus ingredientus, kurie atneš tau sveikatą. Taip, vafliai gali būti be jokio kaltės jausmo, sveikatai palankus ir tavo vakarienę pakelti gali į visiškai kitą lygį, jinai bus greita ir sveikatai palanki. Cukinijų ir bolivinės balandos vafliai su mozzarella. Tau reikės 2 cukinijų, jas smulkiai sutarkuoti per smulkę burokinę tarką, tada įdėti 2 kiaušinius, įdėti tarkuotą mozzarellos didelį rutuliuką, taip pat įdėti išvirtos nuo pusryčių likusios bolivinės balandos apie 8 šaukštus ir tau reikės dar papildomai 2 ingredientų, kuriuos parašiau aprašyme. Taip pat įdėjau druskos, pipirų, kario, persilado. Įsisaugok šitą receptą, nes tai fantastiniai vafliai, kurie tiks ir vakarieniai, ir užkandžiui, priešpiečiams ar pavakariams ir gali būti puikiai idėja į gamtą ar neštis į darbą. Valgyk šios vaflius su graikiniu jogurtu, papildomai avokadas gali būti, garžgarštės, gali būti taip pat ir pomidoriukai ar kitos daržovės. Tiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau vakarienės receptų. Ne tik sek mane Instagrame ir kitose socialiniuose tinkluose bei prenumeruok naujienas sveikatai palankus, bet ir dalinkis mano profiliu su savo draugais ir tau ir tavo draugams kursiu naudingą turinį, kuris padės tau būti sveikam ir džiaugtis kokybišku gyvenimu.